Na ką, labas rytas visiems, pas mus su Artūru šiandien iš pačio ryto vyksta pasiruošimas, nes mes visiškai spontaniškai skrendam į Sakartvelą. Aš esu tokia excited, man šiaip visada buvo taip įdomu aplankyti Sakartvelą, nes aš ir turėjau draugų iš Sakartvelo, kai studijavau, ir šiaip labai daug filmų, serialų žiūrėjau, daug stereotipų girdėjau ir bus tiesiog žiauriai įdomu pamatyti, kaip atrodo šita šalis iš tiesų ir kokie yra žmonės ir kokia yra gamta ir taip toliau. Ir aišku, patys mes taip spontaniškai visos kelionės nesuorganizuotume, tai mes skrendame su agentūra Spa Sakartvele, kurie mum organizavo viską nuo skrydžio iki programos. Ten realiai galima rinkti skirtingas programas. Galima pažintinę programą, galima, pavyzdžiui, poilsinę, kur ten irgi spa visokie bus ir taip toliau. Tai tikrai galima pasirinkti. Mes pasirinkome pažintinę kelionę. Varysime su gidu, manau, kad jisai daugiau mums parodys ir papasakos kaip vietinis, bus įdomiau. Ir aišku, visas programas galima dar derinti, kaitalioti pagal savo norus, pagal savo poreikius ir taip toliau. Kaina tikrai nebuvo didelė, išsirinkome su Artūru savo paketą ir, žodžiu, šiandien skrendam. Tai jeigu jums patiks, ką pamatysite ir norėsite pamatyti ir patirti dar daugiau, aš palieku Spa Sakartvele nuorodą aprašyme. Galėsite tenais užeiti ir pasižiūrėti visus jų pasiūlymus. Na ką, einam ruoštis? Sofija, važiuosi pas močiutę? Taip? Važiuosi pas močiutę? Na ką, lagaminas jau sukrautas, šuniukai važiuos kaip visada pas Artūro tėvus, ten yra jų tiesiog kurortas. Ir viskas, laukiam dabar Artūro brolio, jisai atvažiuos mūsų pasiimti ir nuveš iki oro uosto. Sofytė pergyvena, kad paliekam ją vieną. Jinai dar nežino, kur jinai važiuoja. Sofija, neliūdėk. Sofija, važiuosi ten, kur tau viską leidžia. Tu viską galėsi daryti. Ir ant stalo lipti. Ir valgyti, ką tik nori. Močiutė viską leidžia, ne? Majukai, mes greitai grįšim. Ate. Man po Miros vairavimo Pykina. Tikiuosi, Mira šitą nepamatys. Kaip gerai, kad skrydis ne ryte. Pas mus dažniausiai skrydžiai būna ryte. Labai patogu. Valia, pažiūrėkit, koks mūsų kambarys. Atskiras. Didelis veidrodis čia, dušas. Nu ką, puiku, man patinka. Mes turim balkoną. Mes turim balkoną. Čia išeisim ar ne? Wow! Bet koks šiltas. Ten yra Wendy's. Tikrai nesitikėjau Sakartvele Wendy's pamatyti. Toks šiltas, vėjota, bet labai šilta. Žodžiu, ruošti užsakėm eSIM 2 telefonam ir sumokėjom tik 9 eurus, šiam 9 centus. Už neribotą internetą. Neribotą internetą. What? Čia tokias kainas? Nu, žinokit, aš jau nekantrauju sulaukti rytojaus, tai mes šiandien galbūt kažką užsisakysime pavalgyti arba tiesiog eisime kažkur čia šalia, greitai užkasime ir jau eisime ilsėtis, nes rytoj iš pačio ryto jau mūsų lauks gidas ir pradėsime mūsų kelionę. Tai va, labanakt. Na ką, labas rytas, mes su Artūru jau ruošiamės pusryčiauti.
Šiandien mums gidas paruošė programą. Mes šiaip žinome savo programą, bet gidas pasiūlė mums šiek tiek sukeisti vietomis dalykus, kadangi vakar vėlai atskridome, pavargome, o šiandien turėjome dar 1,5 valandos važiuoti iki Batumio. Jo labiau pas mus dar jetlagas, nes čia yra 8 ryto, o pas mus yra 6 ryto. Tai jo, sunkoka buvo atsikelti. Tai gidas mums pasiūlė tiesiog pirmą dieną neapsikrauti, likti čionais prie Kutaisio ir pasižiūrėti gražių dalykų čia. Tai va, nekantraujam pamatyti. Между собой они все еще сохранили вот эту... O Dieve. Įsivaizduokit, kad šita vieta kažkada gyvavo, kad čia kažkada buvo žmonės ir viskas veikia ir kaip tada turėjo būti čia gražu. Čia jau dabar gražu, kai viskas yra apleista. Tiesiog, wow. O Dievas, tik pasižiūrėkit. O Dieve, mažučiai. Kokios gražuolės. Создается такой сухофрукт. Tiesiog prie kažkieno namų random sustojom. Kokie kanjonai, pažiūrėk, kokias karvutės. Koks grožis. Dabar atvažiavome paragauti sakartveliškų saldumynų, kurios gamina čia vietoje, iš natūralių ingredientų. Visur mus pasitinka šuniukai ir visi tokie draugiški. Вообще говорю, объясняю. Это специально... Dieve, tai prašosi, kad juos paglostyt. Gerutis tu. 6000 лет. Как я вам сказал, виноград. И потом этот узелочек ложим, а нас мы просто... Так. Что почувствуешь, что и так. Осторожно. Вот, все отлично. Оставляем. Опа. Dabar, žodžiu, ragaujam įvairiausius skanėstus ir galime kažką nusipirkti, išsirinkti. Pasižiūrėkit, kiek čia visko. Ir prieskonių, ir visko čia pilnas, tik pasižiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit, kas čia. Mažiukas lėliukas. Mažiukas lėliukas. Vienas sėdi. O Dieve mano. Pažiūrėkit, sutikom dar 2 mažuliukus. Vieni tiesiog. Oi, kas ten nukrito? Pakelsi Artūrai, padėk. Вот тебе. Лилюкезы. Тик-тик-тик,
tokie va, benamiai. Vieni tiesiog kalnuose šuniukai. Žiūrėkit, kokioje vietoje galima čia šuniukų rasti. Tau nebaisu čia, taip. Tiesiog sėdi. Tau nebaisu, taip. Koks tu drąsus. Bet kokie visi geri. Einam, ateik. Nenori apelsino. Ne, noriu vandens. Vandenukas yra, galime važiuoti toliau. Euras bam 9, 2 buteliukai. Euras bam 9 už 2 buteliukus? Tokie vietai. Geras, čia turistiniai vietai. Ara, Ahlamovit, nabzi, ara, vinara. Atvykome dabar į Prometėjaus olą ir sakė, čia drėgmė 93. Tai čia daugiau negu pas mus namie. Negalim patikėti, kad kažkurio drėgmė didesnė negu pas mus namie. Imbieras Artūras sako. Šiek tiek atsiskyrėm nuo grupės, kad pasimėgauti grožiu ramiau. Įsivaizduojat, pirmą kartą atrado šitą uolą vat per čia, per šitą skylutę. Pirmą kartą Eilinda atrado šitą vat didžiulę va šitą uolą. Jūs primeskit jų reakciją. Išlindam į šviesą. Akis atprato nuo šviesos. Nieko nematau. Гости для нас это святое, можно сказать, и очень ценное, да? Artūras miega, prisikvėpuoja gryno oro, išgeria vyno ir viso gero. Ir taip, ladies and gentlemen, mes užsisakėm 4 patiekalus ir mums kainavo kiek? 2,5 eurus. Čia yra štai toks kepinys su pupelių pasta. Tai va ragausim. Šiaip žinokit, nesitikėjau, kad bus tikrai veganiškų opcijų nemažai, bet jų tikrai ramiai. Štai ir kiti patiekaliukai. Čia yra grybai su, nežinau, kažkokiamis uogomis, svogūnais. Čia yra salotos, pomidoro, agurkų su riešutais, su riešutų padažu. Thank you very much. Svalgysim viską. Ir kiek mes paskaičiavom kainos? 25 eurai. 25 eurai, bet tiek maisto. Va čia mes vakariniavome. Čia stovi toks juokingas mašiniukas, čia Artūras, čia mūsų pusė visko išsinešimui. Na ką, labas rytas, šiandien yra antroji diena ir šiandien atsikėliau vietinių laikų 7 ryto, tai mūsų laikų yra 5 ryto. Ir šiandien mūsų laukia ilgesnė kelionė į kitą miestą, į Batumį, kuris yra labiau toks kurortinis miestas, taip pat verslo centrų yra daug, jau toks visiškai kitas vaibas bus šiandien. Спасибо. Хороший продукт. Na ką, mus ir vėl mašina įvaišina vynu. Šį kartą čia yra mūsų gido paties gamintas naminis vynas. Jis yra šiek tiek gazuotas, bet taip vos labai mažai. Žinokit, ant kiek jis yra, nu kaip paaiškinti, koks skonis. Yra toks kažkaip skaidrus, toks švarus skonis, aš net nežinau kaip paaiškinti. Bet aišku, kai geri vyną tokiose aplinkybėse, tai jis yra daug skanesnis. Pažiūrėkite, kaip čia vaikšto karvės. Va tiesiog vidury kelio. Va, mašinos važiuoja ir karvės tiesiog čilina, va taip visur. Ir čia yra visur taip, tiesiog čia yra pilnas kelias karvių, kiaulyčių, žirgų, šuniukų, žodžiu, visi va čia laisvė yra. Mums čia viskas stengiasi, rodo, bet aišku, mums smagiausias dalykas yra gyvūnai.
ką galiu pasakyti, Batumis čia jau toks visai kitoks pasaulis, labiau modernus miestas, čia yra daugiau visko. Ką, šiek tiek praseisim, aš planuoju dar būtinai paragauti chinkalių su grybais, tai paklausėm mūsų gido, kur galima pavalgyti skaniai, tai vat mus nusives. Pasižiūrėk. Nu vat kaip toks mažutis gali būti benamis. Pasižiūrėkit, koks geras, protingas. Ir visi šiaip čia visi yra tokie geri, tokie protingi. Ir tiek daug benamių šuniukų. Aš žinau, kad Lietuvoje yra programa, kur iš Gruzijos gabena šuniukus. Galima įsivaikinti. Įsivaikinti gal ne tas žodis. Įsivaikinti. Tas labai tas žodis. Ai, ir guli, nejuda. Užteks tau, užteks. Užmygo. Na, šiaip jau šeimė, jeigu ką. Nu, tai dabar iki galo su mumis vaikščiasi. Gal į Lietuvą su mumis nenori? Pažiūrėkit, kaip bambukas auga. Ateina į tokią vietą pavalgyti. Neįsivaizduojat, kaip yra skanu, kiek čia yra prieskonių, koks yra turtingas skonis. Kaip tau, Artūrai? Labai skaniai. Labai? Jo. Tikrai nemeluoju? Jo. Nu, žinokit, teisingai sako, kad jeigu nori skaniai pavalgyti, reikia klausti vietinių, nes mūsų gidas nusivedė tiesiog į 10 iš 10 restoraną. Nerealiai skanu, chinkaliai čia buvo skaniausi mano gyvenime, vynas skaniausias mano gyvenime, tiesiog wow. Artūras jau pasiruošęs 4. migeliui. Vynelį išgėrė, chinkalius valgė ir galima pamėgoti. Kelių net namų nesimato, kaip mes aukštai. Ir mus dar vynų pavaišino, ne? Na ką, labas rytas, šiandien jau yra paskutinė diena Sakartvele, bet mūsų still laukia tikrai nemažai dalykų šiandien. Turime daug ką spėti prieš skrydį namo. Norim labai trumpai papasakoti apie savo įspūdžius bendrai apie Sakartvelą, apie žmonės. Tai manau, kad visi stereotipai yra ne veltui, nes tikrai atrodo žmonės yra labai svetingi. Ir jeigu pas mus priimta daryti tik tiek, kiek iš tavęs yra reikalaujama, nedaugiau, tai čia žmonės yra įpratę daryti tau ekstra, padaryti tau daugiau, kad tau būtų maloniau, nes tu esi jų svečias. Ir jie tave gerbia ir tu esi labai svarbus. Taip pat yra tikra jų meilė savo gimtiniai, savo šaliai, savo gamtai. Jie tiesiog dievina savo gimtinę, jie šneka su tokia meilė apie ją. Žinoma, vynas. Vynas čia yra visiškai antroji religija. Vynas, nežinau, apie vyną jie šneka kaip apie dievą. Šiaip man Sakartvelas yra labai jaukus, aš čia jaučiuosi kaip namie ir jaučiuosi labai saugiai, bet dar noriu užkabinti vieną temą, tai yra šuniukų tema. Tai benamių šuniukų yra labai daug. Jie yra absoliučiai visur. Gamtoje, kažkur, mažose kaimeliuose, nežinau, kažkur tarp statybos darbų, mieste. Ir aišku, aš suprantu, kad šuo yra geriausias žmogaus draugas, nes jie antiek prašosi prie žmonių, jie antiek prašosi tos meilės, to paglostymo, ne tiek maisto, kiek tiesiog paglostyt prašo. Ir dar vienas dalykas yra tas, kad jeigu jau pastebėjote, labai daug šunų yra ženklinti, va čia turi ant ausytės tokį kaip geltoną ženklą, tai reiškia, kad šunis gaudo, sterilizuoja, kastruoja, skiepija nuo visokių ligų, na ir tada paleidžia. Nes aišku, šunų yra tiek daug, kad jos pagauti prieglaudą yra tiesiog neįmanoma sugaudyti visus, nes jų yra labai daug. Bet aišku, mane nustebina, ant kiek jie yra protingi ir ant kiek jie yra kupini meilės, šilumos, jie tokie švelnus. Realiai nežinau, aš tiesiog visus pasiimčiau savo namus. Gerai, Artūras sako, kad negali išsiprausti duše, nes aš filmuoju. Tai šiandien laukia paskutinė diena, dar nemažai pramogų ir tuomet jau skrisime namo.
Artūras šiek tiek pasimetė, nežinojo, kaip išeiti gražiai iš šventyklos ir persižegnojo. Tai gerai. Tai aš negerbiu. Čia kur nežinai, ką daryti ir nesąmonė, ką padarai. Aš tokia einu, Artūras persižegnojo, aš tokia... Artūrai. Pažiūrėkit, kaip auga granatas. Geras. O dieve. Pažiūrėkit, kiaulytės. Čia šernas ar kiaulė? Eik tu savo. Atvažiavom į uolas ir vėl. Ir pažiūrėkit, kas mus pasitinka. Koks čia toks gražuolis. Koks čia toks gražus pasitinka. Taip. Dieve, koks draugiaška. Koks tu draugiaška. Taip. Tai kaip ir minėjau, mes dabar atvažiavome į uolas ir čia turėsime vyno degustaciją. Tai bus labai įdomu. Eilinė diena, eilinis vynas. Pažiūrėkite, čia dar turtingi žmonės gali laikyti savo vyną ir gali sugrįžti bet kuriuo metu, atsiimti arba tiesiog palikti čia kaip istoriją. Šiaip labai daug, va, pažiūrėkite. Vyno butelių. Čia yra tobulos sąlygos vynai laikyti. Atėjo, mažutė. Atėjo. Draugiaška, mūsų draugiaška. Palydė iki mašinos, ane? Taip realiai mus visur šuniukai pasitinka ir palydė, ne? Kur bet važiuotume, visada mus pasitinka. Atvažiavom dabar paplaukyti su valtelė. Aišku, orai netobuliausi plaukiojimui, bet čia yra paskutinė mūsų šiandienos pramoga. Ir nežinau, mes čia atėjom, mums davė liemenės ir paleido ir mes nesuprantam, ar mes čia patys turim plaukti, ar mus plaukdins. A ne, va, kažkas ateina. Jis ten pastrigo ar ką? Mes plaukiam ir tenais pastrigo šuo ir jisai ten klykia ir dabar vyrai bando ištraukti šunį iš ten. Tiesiog, pažiūrėkit, kur mes esam. Ir šuo vat kažkur tai čia pastrigo. Dabar bando gelbėt. Nenukristi iš ten. Gatau. Žodžiu, šuniukas taip klykia pagalbos, tiesiog širdis plyšo, bet gerai, kad mes jį pamatėm, jisai buvo tiesiog užstrigęs, aš nežinau, kaip jis ten įlipo, bet vyrai dabar bando išgelbėti ir sako, kad reikia iš viso važiuoti ir iš viršaus gelbėti, nes iš pačios nepavyks. Tai labai tikiuosi, kad išgelbės. Aš negaliu patikėti, mums realiai tokį grožį paliko tiesiog pačiai pabaigai. Mes iš karto po šito važiuojame tiesiai į oro uostą. Ir čia paskutinis taškas ir man tiesiog gražiausias taškas. Kad su gerais įspūdžiais iš karto keliauti. Ačiū, kad buvot su mumis. Artūrai, pasistenk, gražiai. Tai ką, mes jau po truputį judėsim link oro uosto. Ačiū, kad pažiūrėjote šitą video iki galo. Nepamirškite pasubscribinti šito kanalo, kad nepraleisti naujų video. Parašykite komentaruose, ar esate buvę Sakartvele, ar planuojate skristi ir iki kito karto.